antrokai pradėjus lankyti plaukimo pamokas pradeda mokytis labai nuo paprastų dalykų, tai yra galvos nuleidimas į vandenį, burbulų pūtimas vandenyje, taip pat jie mokosi išsilaikyti virš vandens, padaryti tokius pratimus kaip žvaigždutė, gulint ant pilvo, gulint ant nugaros. Po to, kai pramoksta šios pagrindinius pratimus, pradeda mokytis taisyklingai dirbti kojom, tiek plaukiant ant pilvo, tiek plaukiant ant nugaros. Po to jungiam ir jų rankų darbą, mokomės plaukti kraulių laikant lentutę, plaukti nugarą jau be pagalbinių priemonių. Pirmiausia, tai tas įprasti tie dalykai, tai plūdrumas, su bendrom vandens savybėm susipažįstam. Na, aišku, mes ir akcentuojam jiem, kad tai yra plaukimo pamokos, ne maudymosi pamokos. Tai vat stengiamės gultis ant vandens, nors ir turim mažąjį baseiniuką, bet stengiamės į didįjį baseiną, nors trumpam ir tas rankovėlės užsidedam. Na ir po truputį tų rankovių norim, kad jų neliptų. Nu ir bent jau pasiekėm tikrai greitai tą tikslą ir kad pradėtų savarankiškai plaukti. Nu jau daugiau technikos reikalas. Pasiekimai, aišku, ne visų vienodo lygio, bet dauguma jau galima daryti vandens pompą mokam plaukti meškinais, pusiau varlyte mokam plaukti, nugarą mokam plaukti krauliu. Kitų būdų tokių daugiau ir dėmesio kol kas neskiriam. Mokėjimo įgūdis plaukti yra vienas iš svarbiausių mano manimo, tai antrokai, kurie lankantis plaukimo pamokas, tikrai per metus laiko, per mokslo metus išmoksta, sakykime, neblogai jaustis vandenyje, nugali savo baimės, susiformuoja tam tikri plaukimo įgūdžiai, kurie leidžia po to laisvai jaustis tiek atvirame vandenyje, tiek baseine. Tai tikrai šitas projektas teikia labai daug naudos ir manau, kad tėveliai tikrai yra patenkinti, kai mato, kad vaikai tobulėja, nugali savo baimės ir tiesiog po to gali ir patys ramiai jaustis. Visi tėvai nori, kad vaikinas, mergina mokėtų plaukti, kad išeitų plaukiantis. Na, mes pasiruošę tą padaryti. Jis būna kartais, kad patys vaikai taip nenori, tai lyg tai remiesi tėvelių pagalba, per mokytoją bandai, kad truputį kažkokį poveikį padarytų, kad ta motyvacija atsirastų truputį. Kartais pavyksta, kartais apatija būna visiškai, tai įvairių tų variantų. Jau dažniausiai po pirmų kelių pamokų galim pastebėti, kurie vaikai yra gabesni, imlesni, geriau atlieka tam tikrus pratimus, tai tų po kelių pamokų tikrai tas matosi. Dažniausiai, jeigu vaikas matom, kad yra gabus ir turi noro lankyti plaukimo pamokas, pasiūlom dar papildomai lankyti popamokinę veiklą į tam tikrus plaukimo būrelius, tai tikrai galimybė, kaip sakyti, siekti aukštumų yra. Pasikviečiam į grupes paplaukti, per tėvelius trupučiuką pasiūlom apsilankyti, kad dažniau pradėti treniruotis, nes mokymo plaukti programa, kartas per savaitę. Tai čia jis toks labai mažas laiko tarpas, kad taip ir surandam. Taip ir ieškom nuo klasių, nuo būrelių, na ir tada keliam jau, kad į meistriškumo grupės atsiekti. Tai tokiu būdu ir aptinkam, o pasimato iš karto. Nors yra variantų, kad vaikai ir neįsiduoda. Gali būti toks, taip nepasakysi iš karto, bet paskui vis dėlto reikalai pagerėja. Nemažai tokių vaikų, kurie užsirašė į būrelius, į plaukimo treniruotę. Jau dabar per tuos kelis mėnesius jau kažkur apie 10 vaikų tokių atsirado. O dar yra ir gabių, kuriem tiesiog jie negali dėl atstumų, nepatogu, jiem visokie kiti būreliai ten veiklomis kitomis susijama. Daug dar nemaža dalis vaikų, kurie galėtų, gabus yra, bet tiesiog aplinkybės jiem neleidžia. Gal tėvai negali kai kurių atvežti iš tolesnių vietų. Yra tokių vaikų nemažai. Daug vaikų treniruotės lanko ir sportiškesniai pasidarė ir kitiem gerą, tie, kurie plaukioja, gerą pavyzdį duoda savo draugam, ir mokykloje tikriausiai, ir motyvuoja patys draugus savo. Daug kas draugus atsiveda į baseinus, užsirašo į plaukimo treniruotės.
Netgi pas mane ten keletas tokių vaikų atsirado, kur klasės draugai atsivedė, tie, kurie lankė treniruotės, atsivedė ir draugus savo. Praktiškai kiekvienoje klasėje yra bent po keletą vaikų arba bent jau po vieną, kuris turi specialiuosius poreikius. Tai su jais irgi vėlgi yra labai skirtingos situacijos, su vieniem pavyksta lengviau susitarti, su kitais sunkiau, taip pat yra mokytojai padėjėjai, kurie palengvina darbą treneriui, tai situacijų yra įvairių, būna dalis pradžių vaikų, kur net bijo, nelipa į baseiną, tai pradžiai pirmas pamokas tiesiog stebi savo klasiokus, kaip jie elgiasi vandenyje, po to jie gauna kiek daugiau drąsos, patys įlipa, pradeda atlikinėti pačius paprasčiausius pratimėlius. Taip, su jais darbas yra lėtesnis, bet tikrai net ir jie patobulėja kiekvieną treniruotę. Mokytojas tikrai padeda, kiek gali, kažkiek tai juos suvaldyti, su jais, prikalbinti juos, sudominti padeda. Mokytojas geranoriškai visas linkia į pagalbą, kaip pasakyti. Kiek gali, tiek padeda. Kai kurios netgi kartu vandenį su vaikais maudosi ir būna vandenį ir padeda jiems vandenį visus pratimus atlikti. Tai tokie dalykai. Viskas iš mokytojų tikrai yra geranoriškumas, tas jausmas ir labai jaučiasi. Mieste turim baseiną, tai kurie čia mieste gyvena Rokišky, tai su tėvais galbūt apsilanko, jau ne naujiena yra vanduo ir kažkur tai prie vandens telkinių gal vasarą leidžia laiką. Tai jiems nėra naujiena, tas vandens stichija. Bet sudėtinga su tais vaikais būna, ypač pirmom savaitėm. Mano supratimu, tai vaikai į klasės integruoti su specialiais poreikiais, tai tikrai greičiau tobulėja dėl to, kad jie mato savo kolegas, draugus ir lygiai tą patį bando kartuoti. Ir jeigu mes tą patį bandytumėm daryti atskirai, tai tikrai manau, kad efektas būtų prastesnis. O klasėse, tai po 3, po 5 vaikus yra, tai priklausomai nuo klasės, nuo mokyklos. Dabar kas liečia, kas padeda, tai pačios mokytojas ateina. Tai prašom tėveliai, kad kai kurių vaikų, nes pavyzdžiui, mažiesiems ypatingai galima pamokinti per tėvelius. Tai ar tėtis, ar mama, jau vaikas, kurio pasitikė, jis, sakykime, tuos pačius pratimus, tai visą laiką stengiamės pakviesti. Yra tikrai ir mamos, ir tėčiai ateina, tai ir bendrom jėgom stumėmės į priekį. Žmonės tikrai supratingėja, supranta, kad plaukimo įgūdžiai yra labai svarbus tiek suaugusiems, tiek vaikams. Ypatingai, kai yra nemažai nelaimingų atsitikimų maudantis atviruose vandenyse, tai yra prie jūros, prie ežerų. Tikrai statistika, kaip sakyti, Lietuvoje nėra džiuginanti. Kiekvienais metais nuskęsta daug žmonių vandenyje, tai plaukimas yra labai svarbus dalykas ir tikrai matosi, kad tėvai supranta plaukimo reikšmę, nori, kad jų vaikai išmoktų taisyklingai plaukti, gerai jaustųsi vandenyje, žinotų pagrindinės taisyklės, kaip elgtis atsitikus kažkiam tai nelaimingui atsitikimui vandenyje, kaip padėti draugui, kaip sureaguoti tam tikras situacijas, tai tikrai poreikis yra didelis ir susidomėjimas yra didelis. Mokymo plaukti programa bendrai finansuojama Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos lėšomis, kurias administruoja Nacionalinė sporto agentūra.